Sveiki, vėžys paprastai. Šiandien pakalbėsiu apie vėžį, tą, kokiu aš turiu žinių. Ir mano tikslas yra iš tikrųjų nenagrinėti visas vėžio formas ar dar kažką. Mano tikslas yra žmonėms tik tai duoti tokią įžvalgą. Informacijos dabar yra labai daug, tik tai reikia turėti noro, ieškoti, rasti. Ir aišku, yra čia jau kitas iššūkis, kadangi tikros geros informacijos, nesuinteresuotos informacijos yra mažai, o informacijos, kad vėžys yra didelė baisi liga, yra labai daug. Ar tikrai taip yra? Kad problema egzistuoja, tai faktas, ar ne? Ir jauni, ir seni miršta nuo vėžio. Ir tai šeimojom kainuoja daug ir pinigų, ir skausmo, ir bejėgiškumas toks, ir nes nepagydoma liga išeitų, ar ne, yra vėžys. Ar tikrai? Aš norėčiau šiokių tokių įžvalgų duoti, kas yra vėžys ir ar tikrai taip yra, kaip dauguma žmonių galvoja. Visų pirma, turėkime omeny, kad žmonės neturi medicininio išsilavinimo, ar ne? Tik girdi tą baisų žodį vėžys, o išsilavinimo neturi. Net jeigu ir turėtų medicininį išsilavinimą, medikai yra paruošiami atitinkamai, kad tvarkytų simptomus, o ne priežastis, ar ne? Tai pirma, jeigu nori ką nors sužinoti, pirma pradėk gilintis nuo paties žodžio. Ir aš atsispausdinau iš interneto, reiškia, kaip pateikiama yra, kas yra vėžys. Tai lietuviškai čia radau. Vėžinės ligos, moksliškai neoplazija dar kitaip, ne? Didelė ligų grupė, kuriuom būdingas nekontroliuojamas ląstelių augimas, išstumiant ir naikinant aplinkinius audinius, plitimas per kraują, limfą į kitas organizmo vietas, suformuojant metastazės vėžiniai ląsteliai būdingos ją nuo normalios ląstelės skiriančios savybės vėžio priežastis dėl paveldimų ir išorės veiksmų susikaupia genetinės medžiagos DNR pakitimai arba epimutacijos, nežinau kas tai yra, išorinės chromatino modifikacijos, dėl jų sutrinka ląstelė, kokių, reiškiasi, visokių ir taip toliau. Žodžiu, vėžys, ar ne? Aš dar paėmiau dėl visko anglišką žodį, ar ne? Cancer, pasižiūrėti, ką jie kalba. Ir cancer, reiškia, paaiškinimas yra a serious disease caused by cells that are not normal. Rimta liga sukelta ląstelių, kurios nenormalios, kurios gali plisti į daugelį organizmo dalių. Kažkas, kita reikšmė, kažkas blogo arba baisaus, kas sukelia kitus blogus dalykus. Ir trečia reikšmė, tik tai trečia reikšmė yra, trečia vieto reikšmė, ketvirtas zodiako ženklas. Tai aš manau, kad ko gero teisingas paaiškinimas yra, kad vėžys yra zodiako ženklas. Ir viskas. Arba vėžys yra tas gyvūnėlis, kurį upėje pagaunam ar dar kažkur tai, ne? Tai čia būtų teisingai. Dabar vėžį konstatuoti kaip ligą, čia jau yra iš karto žmogaus dėmesys nukreipiamas į kažką baisaus, į kažką tokio sužnyplim, ar ne? Ar tikrai taip yra? Dabar pabandom pasiaiškinti, kas yra vėžys, ar ne? Pirmą reikia suprasti, kas tai yra, nes jeigu nesuprasi, kas tai yra, tai ko gero nelabai ir galėsi ką padaryti. Bet jeigu suprasi, kas tai yra tas vėžys, tai bus daug lengviau su juo susitvarkyti, ar ne? Ir pasveikti yra gera žinia, ar ne? Visų pirma, pradėkim nuo to, kas tai yra vėžys. Kas per velnias tas vėžys yra? Ne? Ir žmonės galvoja, kad vėžys iš kosmoso atsiranda ir iš dar kažkur tai, ar ne? Aš nupiešiau tokį
piešinuką, kad parodyti. Reikėtų visų pirma gal kitaip vadinti tą ligą ne vėžys, o mutuojančios ląstelės. Mutuojančios, besikeičiančios ląstelės. Ar ne? Taip būtų nuimama šiek tiek emocinės įkrovos ir ne šiek tiek, o turbūt labai daug. Po to, kai aš paaiškinsiu, kad čia iš vis neturėtų būti emocinės įkrovos, čia yra viskas lengva, aišku ir suprantama. Ar ne? Tai yra kintanti, mutuojanti organizmo ląstelė. Tai yra tiesa. Faktas, kad tai yra tiesa. Bet nereikia apgaubti to tokio nežinomybės, širma, baimės, kažkokių baisių dalykų, tokią skraistę, nereikia viso to reikalo dramatizuoti, kaip sakant. Dabar, o tada kiltų klausimas, jeigu organizmo ląstelės pradeda keistis ir mutuoti, tada keliam kitą logišką klausimą, o kodėl jos pradeda keistis ir mutuoti? Kodėl? Kodėl organizmo ląstelės keičiasi? Jeigu paimsi žiebtuvėlį, prikiši prie rankos ar ne, ar kojos, organizmo ląstelės pradės keistis, ar ne? Aš turiu tokį piešinuką, tikiuosi, gana gerai jis matysis. Yra ląstelė ir yra dirgiklis. Dirgiklis. Reikia suprasti, kad organizmo ląstelė keičiasi ir mutuojasi, kai jinai gauna kažkokį dirgiklį. Dabar, kas tas dirgiklis yra? Tai čia tų dirgiklių gali būti daug visokių, ar ne? Ir aš čia esu prisirašęs ir chemikalai, ir deguonies stoka, ir fizinis dirginimas, ir bakterijos, ir virusai, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet reikia suprasti, kad ląstelė pradeda mutuoti, kai jinai gauna kažkokį tai dirgiklį iš išorės ar iš vidaus. Ir dabar būtų kitas logiškas klausimas. Jeigu yra dirgiklis kažkoks, ar įmanoma dirgiklį pašalinti? Va, aš užduodu klausimą, ar įmanoma dirgiklį pašalinti? Turbūt, jeigu jisai atsirado, tai galima ir patraukti. Jeigu atėjo kažkas su šakute bado tau į koją, tai gal gali tą šakutę patraukti, ar ne? Bet ką daro medicina? Medicina sako, ne, žinot ką, kadangi šita ląstelė turi dirgiklį, reikia ją išpjauti. Reikia tą ląstelių, aišku, čia aš rodau tik vieną ląstelę, bet jų yra daug, susidaro tos metastazės vadinamas. Tai medikai nusprendžia, kad reikia išpjauti ląstelę, kadangi yra dirgiklis. Ar tikrai taip yra protinga? Gal būtų protingiau pašalinti dirgiklį, ar ne? Ir dabar mes ir kalbėsim, kas tie dirgikliai gali būti ir kaip tą dirgiklį pašalinti. Tarp kitko, aš pirmą paminėsiu vieną įdomų eksperimentą atliktą. Buvo paimta vėžinės vištos ląstelės, su vištos ląstelėm eksperimentavo. Buvo paimtas vėžinės vištos ląstelės ir patalpintos į idealią aplinką ląstelėms. Tai yra ir maisto medžiagų, ir deguonies, ir skysčių. Viskas buvo idealiai tą, ką reikia ląstelė, kad jinai maitintųsi. Kas nutiko su vėžiniam ląstelėm? Po kažkiek tai laiko ląstelės pavirto vėl normaliomis. Tai yra iš vėžinių patapo vėl normaliomis ląstelėmis, ar ne? Grįžtamasis procesas buvo. Bet po to nusprendė paeksperimentuoti mokslininkai ar kas ten tą eksperimentą atliko, turbūt mokslininkai kažkokie. Ir vėl davė nepakankamą kiekį maisto medžiagų, nepakankamą kiekį deguonies, kad, reiškia, žiūrėti, kas vėliau nutiks. Ląstelės vėl pradėjo mutuoti ir vėl atsirado vėžinės ląstelės šituose audiniuose. Ne? Tada vėl buvo patalpintos į geras sąlygas. Ir kas nutiko vėl? Ir vėl, reiškia, ląstelės grįžo į normalią. Ir tai jie kartuoja, nežinau kiek ten kartų, ląstelės tapdavo vėžiniam ir tapdavo vėl normaliom, vėžiniam ir vėl normaliom. Ir tai eksperimento buvo įrodyta, kad jeigu tinkamai rūpintis ląstelėmis, o, sakykime, mūsų atveju organizmais, ar ne, tai joks vėžys neturi jokių šansų išsivystyti.
Bet čia vat ir prasideda iššūkiai. O kas tai yra tinkamai rūpintis organizmu? Kas tai yra? Kaip reikėtų jo rūpintis? Neužtenka dėja tik tai sportuoti arba medituoti, arba šviežiu oru kvėpuoti. Dėja neužtenka, dėja čia turi būti visuma priemonių, kad būtų organizmu gerai pasirūpinta. Ir gal aš apie tai per daug neišsiplėsiu, aš dabar noriu tik tai tą parodyti, reiškia paaiškinti, kad suvokti, kad pas žmogų pradeda vystytis vėžinės ląstelės, kai jisai pats kažką tai daro. Ar jisai daro, ar tai trūksta judėjimo, čia vienas yra stiprus dalykas, jeigu pas žmogų nėra judėjimo, jisai sėdi, užsistovi limfa, užsistovi viskas, užsispaudžia audiniai. Reikia suprasti, iš tikrųjų vėžys, tas vėžys arba ląstelės mutuojančios, ar ne, yra duoda mums labai gerą žinią, iš tikrųjų, labai gerą informaciją. Reikia suprasti, kad ląstelės yra, ta organizmo ląstelė, jinai yra tokia galinga, tokia sąmoninga, kad žiūrėkit, kas nutinka iš tikrųjų. Reikia, kad įsivaizduoti paprasčiau. Yra organizmo ląstelė, viena ląstelė, ne? Ir žmogus dėl kažkokių priežasčių, ar tai būtų stresas, ar tai būtų mityba, ar tai būtų dar kažkas, tai jisai sustabdo maisto medžiagų ir deguonies tiekimą į organizmo ląstelę. O organizmo ląstelė iš pradžių per skausmą ar dar kažkaip jisai sako, gelbėk mane, man reikia maisto medžiagų, man reikia to, man reikia no. Bet žmogus ignoruoja dažniausiai, negirdi, nemato, vaistų pasiima, kad skausmą numalšinti, ar ne. Ir šita ląstelė sako, padėk man, aš noriu gyventi, aš esu reikalinga šitam organizmui, aš noriu gyventi. Bet žmogus ignoruoja, nepastebi, nenori to suprasti. Ir ką tada ląstelė nusprendžia? Jinai nusprendžia gyventi pati. Jinai nusprendžia prisitaikyti prie pablogintų sąlygų organizme. Mažiau deguonies, mažiau maisto medžiagų, kenkimas kažkoks tai cheminis ar fizinis ar dar kažkoks tai šitai ląsteliai. Jinai nusprendžia pasikeisti, jinai nusprendžia prisitaikyti. Ir jinai pradeda mutuoti, jinai pertvarko visą savo kūną, kad jinai galėtų išgyventi su mažesniais resursais deguonies, kad galėtų išgyventi būtent tokiom sąlygom, kokios yra sudarytas. Čia dar ne viskas. Kai jinai prisitaiko prie pablogintų sąlygų, jinai sako, wow, aš išgyvenau. Ir kaimyninės ląstelės, kurios irgi kenčia tą tokią priespaudą iš paties žmogaus, sako, žiūrėk, tikrai išgyveno. Gal ir jūs norite išgyventi, gal keiskimės kartu. Ir tada pradeda keistis visa ląstelių kolonija, ne? Ir tada pradeda, reiškiasi, jos jau daugintis pagal naują, jau susikurtą programą, pagal naują kodą. Bet ląstelės, jos turi stiprų troškimą gyventi, bet jos nesupranta, kad jeigu jos pasikeitusios pradės labai plėstis, jos sugadins organizmo funkcijas ir galų gale organizmas numirs ir jos galų gale. Bet čia kaip kerštas ląstelės yra kūnui, kuris nesirūpina žmogui, kuris nesirūpina savo ląstelę. Jinai turėjo kaip ir žūti, vietoj to, kad jinai žūtų neigiamą žmogaus, ar ne, jinai nusprendė išgyventi pati savarankiškai ir galų gale nužudė organizmą. Va, kokia yra galinga viena, čia aš nupiešiau tokią didelę, bet iš tikrųjų ląstelė yra labai maža, bet labai galinga, labai sąmoninga. Jinai turi savo intelektą, jinai turi savo sąmonę
jinai turi savo procesus, kurį jinai gali pati reguliuoti, kontroliuoti. Todėl ir kaip čia yra apibrėžime vėžio ir, reiškiasi, ir pasakoma, kad prasideda nekontroliuojamas augimas, ar ne, pradeda tiesiog organizmas jau nebegali kontroliuoti, ląstelė pati auga, vystosi, plečiasi ir taip toliau ir taip toliau. Tai dabar, jeigu vis dėlto yra priežastis, kad žmogus išsityčioja iš savo paties organizmo, tai gal galima kažkaip pasukti visą tą reikalą atgal. Gal yra įmanoma. Tai apie tai antras video.